Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Mastelis. Kas yra mastelis? Kaip jis užrašomas? Mastelis yra matmenys, nurodantis, kiek kartų objekto vaizdo dydis skiriasi nuo realaus objekto vaizdo dydžio. Mastelis žymimas M raide. M1 su 10 000. Šiuo atveju mastelio matmenys rodo, kad pateiktas objekto vaizdas popieriuje yra mažesnis. Tai yra 1 centimetras atitinka 10 000 centimetrų tikrovėje. Jei išmatavus šios aikštelės ilgį popieriuje gausime 2 centimetrus, tai tikrovėje apskaičiavus pagal nurodytą mastelį, jis bus 20 000 centimetrų, nes 2 padauginus iš 10 000 pagal mastelį gausime 20 000. Jei popieriuje pavaizduoto objekto vaizdas didesnis nei realiai, M 30 su 1. Šiuo atveju mastelio matmenys rodo, kad objekto vaizdas popieriuje yra 30 kartų didesnis nei realiai. Tai yra 30 cm atitinka 1 cm tikrovėje. Jei išmatavus ilgį popieriuje gauname 90 cm, tai tikrovėje jis atitiks 3 cm. M1 su 1. Šiuo atveju mastelis 1 su 1 rodo, kad pavaizduotas objekto vaizdas popieriuje atitinka objekto vaizdą realiai. Ko mokys? Mastelis. Žvilgtelk dar atgal. Perskaityk dar kartą, įsimink. Ko išmokai apie mastelį? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kas yra mastelis? Kaip užrašomas mastelis? Ką reiškia užrašyti skaičiai mastelyje? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotį. Sumažintas ar padidintas objekto vaizdas pavaizduotas popieriuje. Nustatyk pagal pateiktą mastelį. Pasitikrink. A atsakymas padidintas. B atsakymas sumažintas. Jei tavo atsakymai tokie, puiku, šauniai padirbėjai.